Šiandien planuoju dirbti prie kitos albumo dainos, kuri šiek tiek panašiai praeitos savaitės, tokio panašaus vibe ar žanro gal. Turėtų būti šiek tiek paprasčiau, nes praeitą savaitę tai perdarinėjau viską iš naujo, nes norėjau biškai pakeisti tempą, o šią savaitę turiu, nekeisiu tempą, tiesiog tai galiu panaudoti tą patį projektinį failą arba bent jau tą pačią demkę ir tiesiog pagal ją įrašyti. Jau taip metodiškai pradėti nuo būgnų ir tada visai kita. Praeitą dieną įrašiau būgnus, bosą ir gitarą. Dėl gitaros tembro dar biškį abejoju, gal buvo ne visai tobulai sureguliuota viskas, kaip norėtųsi šitai dainai. Tai būtų galima gal dar ir perrašyti, bet užtat būgnų tembras, man rodos, pagerėjo, lyginant su praeitą dainą, kur praeitą savaitę įrašinėjau, nes kitose vietose padėjau kambario mikrofonus ir patys mikrofonai kiti. Prieš tai naudojau tokias PM7 kopijas, bet jas neskamba kaip tikras SM PM7, biškai trūksta žemų ir šiaip tokia kažkokia keista kreivė, keisti viduriai biškai. Tai dabar prijungiau tiesiog SM PM8, tipo vokalinius, bet geriau skamba. O šiaip šitai dainai dar reikia įrašyti sintezatorių ir vokalą, bet dėl vokalo yra tokia problemėlė, kad dar neužbaigti žodžiai. Būtų gerai matyti kažkaip paredaguoti ir pasistumėti link to labiau galutinio varianto. Įsirašiau viską, ką norėjau, tas gitaros tembras gal netoks ir blogas, jis ten sudarytas iš 2 takelių, kurie po vieną paėmus gal ir nelabai fainai skamba, ten neidealiai, bet kai sudėdė abu, tai kaip ir visai nieko. Žodžius irgi biškį patobulinau, gal ateityje pavyks dar biškį pagerinti, bet kol kas taip jau galima sakyti, kad daina bent jau grubiai tariant įrašyta.
kažką gal dar reiks patobulinti, kažkokias detalės, bet pati bazė jau tikiuosi, kad galės nebesikeisti. Tai kol kas, sakyčiau, neblogai sekasi, 2 savaitės 2 dainos, šiek tiek visada sunku su lyriksais, nes kažkaip jaučiu daug gėdos, ten, kad neįdomiai parašyta, nefainai, arba pats turinys, kad kažkoks ten banalus, arba kad nepoetiška, ar ten šiaip visą laiką toks kabo klausimas, kaip kalbėti apie savo patirtis nuoširdžiai, ten ir autentiškai, bet ir kartu, kad nebūtų cringe'as. Tai kol kas mano atsakymas savo yra, kad reikia, kažkiek susitaikyti su to gėdos jausmu ir bandyti vis tiek, o, toks kaip raminantis dalykas, tai kad visada galima vis sugrįžti ir vis patobulinti tas pačias gėdingiausias vietas, tada kitą kartą vėl ir gal ilgainiui išeis kažkas jau, kur nebebus gėda, arba, nežinau, kol pasieksi kažkokį savo, galimybių ribas, kurių daugiau nebeina pagerinti. Bet, kartais sunku pačiam įvertinti, kiek ten viskas blogai, o kurios vietos gal visai geros, kažkam kitam parodyti irgi negaliu, nes gėda. Tokia biški padėtis be išeities, bet, nežinau, kažkiek su patirtim vis tiek vis labiau susitaikau su tais, sunkumais. Tai šią savaitę tiek, o kitą savaitę bandysim turbūt imtis dar naujos dainos.